Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas. Šiandieną laidoje įrėminsime originaliai nuotraukas. Štai turime nuotraukas juodai baltas, senas, lygiai tokias pačias kaip ir medinis rėmas. Rėmas yra padengtas dažais, tik tai visiškai apsilupinės, dėl to jį reikės nušlifuoti su švitrinimo popieriu. Popierių naudosime šiurkštų ir švelnų. Taip pat mums reikės segtukų skalbiniams, virvės, dekoratyvinių vinių, plaktuko joms įkalti ir lako. Padengti nušveistą, nušlifuotą būtent rėmą. Pradėsime nuo šlifavimo. Užsidedame pirštines, kadangi švitrinimo popierius yra gana šiurkštus. Ir pasimsime rėmą ir nušlifuosime švelniai viršutinį dažų sluoksnį. Kaip matote, rėmas iš išorės padengtas yra tamsiai ruda spalva, po apačia matosi rausva ir dar truputį žemiau baltoji. Mes vietomis nušlifuosime visiškai iki pat medienos, kai kuriuose paliksime tamsų dažą, kad persimatytų rausva ir balta spalva. Taip gausime sendintų rėmų efektą. Kadangi rėmai turi reljefą, mes šlifuodami būtinai jį atkreipsime dėmesį ir išryškinsime. Štai, nušlifavome su šiurkščiu švitriniu popieriumi. Prabraukėme ne tik iš gerosios pusės, bet ir iš blogosios. Mes naudojame visiškai seną rėmą, jį šiek tiek apšlifuojame, kad atrodytų atnaujintas, bet matytume jo istoriją. Dabar pašlifuosime su švelnesniu popieriumi ir prašlifavus užlakuosime. Dabar nuvalysime ir pradėsime lakuoti. Lakas išryškina spalvas ir apsaugo medienos paviršių. Na štai, regis nulakavome visą rėmą. Palauksime dabar, kol jisai išdžius. Tuo tarpu atkirpsime virvutės tinkamas dalis, prieš tai pamatavę. Būtinai paliekame ir užleidžiame maždaug po 3-4 cm, kadangi virvutę užryšime ant rėmo prieš tai įkalę blogojoje pusėje dekoratyvinės vinės. Pamatavus nuotraukas, gauname, kad kuo puikiausiai tinka 2 eilės nuotraukų. Na, lakas regis jau išdžiuvo. Mes jį apverčiame aukštinkomis, kadangi vinukus kalsime iš blogojoje pusėje. Prieš tai pasimatuosime, ar tikrai viskas, ko puikiausiai tinka prieš kalant. Imame dekoratyvinę vinį ir kalame.
prisidedame virvutę kartu su nuotrauka ir segtuku. Dabar mums reikės pasimatuoti, kurioje vietoje reikės įkalti sekančius 2 pinukus, kad pririšti antrą virvutę. Ir įkalame likusias 2 vinis. Dabar imame virvutes ir pririšame jas prie šių vinių. Štai. Dabar imsime nuotraukas ir sukabinsime jas. Eksponuosime štai šios žavios mergaitės vaikystėje nuotraukas. Tai yra mano. Štai tokį rezultatą turėtumėte gauti ir jūs. Laidą pristato Kaparol. Kaparol. Dažų standartas.